Sveiki, mėly ne tik stebėjo žiūrovai. Eksperimentas išgyvenk už stipendiją tęsiasi. Antroji diena ir mes kalbame su dietologe Kristina Jasmontiene. Kaip man išgyventi ir nemirti nuo tokios dietos? Eikime. Kaip manote, ar įmanoma išgyventi 160 minutų per mėnesį? Nu, iš tikrųjų, tai nesubandžius pati to daryti. Tai labai sudėtinga būtų vienareikšmiškai atsakyti, bet jeigu visiškai kaip pilietis atmetus visą tą dalyką, kaip atmetus profesiją, tai be abejo aš sakyčiau, kad nelabai įmanoma. Turint galvoj, ką žmogus turėtų suvalgyti dienos eigoje, koks jo turėtų dienos racionas būti, tai be abejonės sunkiai įsivaizduoju, kaip būtų galima įsitalpinti tokią sumą ir labiau mėnesį laiko. Nežiūrint to, ar tai būtų studentas, ar tai būtų kitos profesijos atstovas, tai čia nesvarbu. O ką turėtų valgyti 20 metų jaunuolis? Protingiausiai pasiremti ir, tarkim, iš tikrųjų tai būtų ko gero kokybiškiausias tas dalykas yra maisto produktų piramidė. Kaip sakant, dviračio šioje vietoje išradinėti nereikia, tarkim, užtenka žinoti esminius jos principus. Galų gale, tarkim, kas yra sveika mityba, apskritai ją galima apibrėžti pagal bent jau Pasaulinę sveikatos organizaciją, yra 3 žodžiai: subalansuotumas, įvairiapusiškumas ir saikingumas. Tarkim, ta prasme, mūsų mityba negali būti skurdi, tarkim, nėra tokio produkto, kuris atitiktų ir turėtų visas reikalingas savybės, todėl to mes turime valgyti pakankamai įvairų maistą, be abejo saikingai ir be abejo, kiek įmanoma, pilnavertė, kad tai būtų mityba. Jeigu kalbėti apie maisto produktų piramidę, yra tam tikras maisto produktų grupių skaičius ir dienos eigoje, formuojant, planuojant savo racioną, mes turėtume gauti atitinkamas porcijas iš kiekvienos maisto produktų grupės. Ypatingai besimokantis, tiesiog protinį darbą galbūt dirbantis žmogus, turėtų nepamiršti, kad kompleksiniai angliavandeniai yra būtent tos energijos šaltinis. Kaip kuras mašinai, taip pat kuras yra kompleksiniai angliavandeniai, paprastai kalbant, tai yra kruopos, tai yra duona, makaronai, bulvės, žodžiu, visas studentų maistas. Kuo skirtingesnį maistą visą mėnesį, ar ne? Ir kad ir paprastas maistas, šiek tiek daržovių, šiek tiek bulvių, šiek tiek duonos ir dar šiek tiek kažko man užtektų išgyventi ir būti sveikam. Labai taip aptakiai kalbant, taip. Ką reikėtų, pavyzdžiui, jeigu aš nuspręsčiau gyventi už stipendiją, ką man reikėtų valgyti, ką patartumėt? Valgyti? Net neįsivaizduoju. Tikriausiai košės. Galėtumėt, pavyzdžiui, bulvių iš kaimo atsivežti. Nežinau, tiesiog, čia kaip pagal racioną, kas kaip įmanoma, kas pigiau. Taigi, antra projekto diena eina į galą. Aš vis dar kupinas optimizmo, nes galbūt už stipendiją iš tikrųjų pavyks išgyventi. Štai matome už manęs pavyzdį, kaip už 65 centus galima nusipirkti 1 kilogramą bulvių. O už visą stipendiją tai išeina net 250. Tik kažin, ar liksiu sveikas suvalgęs 250 kg bulvių. Iki susitikimo. Ate.